Atėjau jau. Nu tai koks moliūgė, tugi sakei, aš praėjus atėjau, tai aš to vardinu, kiek yra kitų. Kartu su Eimante nusprendėme sužaisti Be Were Here. Tai yra unikalus žaidimas, reikalaujantis abipusės rišlios komunikacijos, kad būtų galima jį praeiti. O susipykti šansų čia yra daug. Tai šiuo atveju Eimante man aiškins, kaip ir darėm pirmą kartą kažkada senai, kai žaidėm, o aš turėsiu daryti. Šiaip gerai sekas, aiškin. Čia aš ir Lukas eina per pusnynus. Rodo į priekį, kur reikia eit, bet aš pargau, tai prisėdau. Sako, nu bet aš žinok, toliai reikės. Dar ir mato galvą. Tai toliai. Dėl šausiu flerganą. Tegul mus geriau pasiema ir parskraidina namo. Parskraidino į pilį. Sako, Eimante, nuo šiol tu būsi karalienė. Nu tai užeikim pažiūrėti. O, pilis. Tokia ir karalienė. Prašyčiau. Ir kaip suprantu, viskas čia prasidėjo, ne? Nu, sakyk, ką tu matai? Aš matau, dabar šiuo metu matau duries, jos yra grotuotos. Ar kažką tau eina spausti, daryti, rašyti reikia, padiktuoti man kažką, pavyzdžiui? Answer lies. Rašo ant sienos, kad meluoja atsakymas. Between the eyes kažkas gal tokio yra? Kažkas tarp akių? Matau akis, Aš turiu akių daug. Ir hieroglifų. Tai gerai, aš matau akį su mėlynu burbuliuku, matau akį su raudonu burbuliuku. O tos akys pastatėme atskirai kiekvieną akis? Ar jos kartu? Po dvi akis yra? Jos atskirai šitos dvi, kur išvardinau, ir tarp jų yra ant sienos daug ženklų. Ženklai įvairiausi. Apskritimas perbrauktas, P ženklas, ietis. O ką tu gali daryti? Tu gali judinti tos hieroglifus? Jo, galiu suspausti jos, kad šviestų. Tai gerai, aš man atrodo turiu eiliškumą jų. Gerai, tai tu man pasakyk eiliškumą jų. Bet čia gali būti, žinok, kitą lapą radau. Turi gėlytę. Gėlytę? Tai va ten tulpė, bet ta pačia kaip pliusas. Nėra gėlytė šitą. Ne. Aš gali būt kardau jau antrą užduotį. Pas man yra akių. Tai man tarp mėlynos ir raudonos akies pasakyk hieroglifus. Tai aš tas klausiu, ar pas tai yra... Ok, gerai. Tarp mėlynos ir... Raudonos. Yra tokia kaip M raidė. Aha, M, kur dvi vėliavos, jeigu būtų sudėtos, ne? Ar tiesiog M raidė, nes yra ir toks ir toks? M raidė, absoliučiai M raidė tiesiog. Tai šitas spaust pirmą? Jo. Paspaudžiau. Toliau? Ir tada tokia kaip mažoji N raidė, tokia... Biški. Taip. Oi, pirmas trofėjus. Čia mes jau padarėm? Escape the storage room, jo. Dabar situacija tokia. Matau ant sienos irgi vėl daug ženklų. Tai gal čia šitie ženklai, kai sakiau, yra ten gėlytė, gal kokie tokios kaip... Jo, yra gėlytė. Nežinau, ar jos galiu paspaust, galiu pabandyti. Ai, ne, čia kaladėlės, aš jas galiu paimti ir palauk, galiu sudėti kažkur, tuoj sužinosiu kur. Radau, kur 3 įdėt. Nu, pas mane čia 5, palauk. Gerai, o paveikslą gal kažkur matai? Jo, paveikslas. Kupranugaris su skeletu ir žmogaus kojom, bet su 2 kojom. Ir iš jo nugaros išeina kristalai. Pasakysiu tiek, kad pas mane yra visokių gyvūnų, bet tik ne kupranugaris, tai gal kitoks ten gyvūnas pas tave. Ai, va, iš arčiau prie jau matau. Čia yra beždžionė. Kūno dalis beždžionės? Kūno dalis beždžionės su liežuviu kažkaip laižo viršų. O pats kūnas, tai toksai lyg būtų dvikojis padaras ir galva skeletas. Gerai, radau. Pirmas hieroglifas, toksai kaip žmogeliukas tarsi verkia, rankas pakėlęs prie akių. Verkia? Yra žmogeliukas su 2 rutuliais rankose, yra žmogeliukas su bliūdu. Ne, palauk, kaip iš žmogeliuką piši jo kūną, ne? Aha. Tai tada 2 kojytės į apačią. Jo. Tada jo galva yra tokia biški, bliūdo formos. Ai, bliūdo. Ne, bliūdo formos galva. Tai šitas pirmas, ne? Jo. Nice, gerai. Gerai, toliau. Toks kaip pimpukas, bet dar nedapiši tos senos linijos ir jinai biški aukščiau nupiešta. Piešia. Ai, radau. Absoliutus pimpukas be kiaušiuko. Padėjau, nežinau, kaip šitą paaiškinsiu. Toks žvėjo kabliukas stale. Žvėjo kabliukas ir ką? Stale. Jo. Ai, radau. Nu, jau su pliusiukas, ne, galva. Jo. Viskas. Nice. Escape from the painting room. Mythbusters, perfect play painting room. Ir bent tas skaupų vanduo kyla šitam kambarį, atsimeni? Palauk, tai reikia spalvų, atsimeni, reikėjo spalvų. Kažką užsukti reikėjo, ar čia man reikės užsukti? Man reikės užsukti, tu reikia iškos spalvų. Spalvų? Jo, spalvų, man reikia, turiu mėlyną, raudoną, geltoną. Pas mane nėra spalvų. Gerai, vartai patys vadinas green, nežinau, ar tau tai padeda? O aš gal tiesiog čia bandau. Man kyla vanduo. Ir vamzdžiai pas mane yra oranžiniai, jeigu tau tai kažkam padeda? Ne, mano vamzdžiai yra mėlynas, raudonas ir geltonas. Raudonas? Atidaryt tau jį ar uždaryt? Nežinau, pas mane vis dar kyla vanduo. Man atrodo, aš miręs. Nu tai tu mane sakai, Lukai, nu blė, sakau, turiu mėlyną, raudoną, geltoną, galiu sukti tik raudoną? Aš nežinau, ką tau pasakyti. Ai, visus galiu sukti. Escape? Aš išsprendžiu, bet tavęs išsprendžiau. Ką tu padarai? Sai visus minkių išėlės ir atspėjau. Gerai, nesvarbu, praėjom. Ką toliau matai? Duris, kurios neatsidaro man. Ir aš įstrigęs esu koridoriui. Absoliučiai nieko nežinau dabar šitam koridoriui. Suras kažką, tai gali turėti daryti. Suras kažką. Palauk, gal man reikia suras kažką, nes aš pati nežinau, kur atsidarė pas mane kas. Pas mane kasetę reikia įdėti, palauk. Gerai, įdėjau. Palauk. Aš dėjau kasetę, bet nieko nerodo.
Karočią, atidarau vartus. Būti įmas Nieko bus. negali daryti, dabar staiga gali vartus daryti. Ne, nu tos aš galvoju, kad čia prasidės, nes čia bus labirintas greičiausiai ir tu man turėsi darinėti, kurią spalvą aš tau pasakysiu. O tai gerai, ką tau reikia iš manęs? Nesuprantu. Ai, žiūrėk, gali. Apžaidžiau žaidimą, nežinau, kur manėt, ar į kairę, ar į dešinę. Ar tu man gali šitą padėti? Jo, galiu. Tu praei pro baltas duris, ne? Jep. Į dešinę eik. Einu į dešinę. Praei į dešinę, iškart po dešinę turėjo būti laiptai. Jo. Eik patikrink, kas ten yra kambarį. Man Nixa ten rodo. Šitam kambarį yra praktiškai vienas kambarys didelis ir čia yra mėlynas virtis. Tai paspauskė. Paspaudžiau. Kažkas tau pasikeitė? Nuspaudžiau svirtį. Grįžk ten, kur atėjai, reikia į kairę. Gerai. Galiu sukti dešinę laiptais užlipti. Suk į dešinę. Čia atidaryti mėlyni vartai. Nice. Einu, nulipau laiptai. Žalias svirtį. Matau žalią svirtį, verina. Tu man išjungi viską. Pamatau spalvų. Bet žinok, tu man prieš nuleidžiant žalią svirtį pasakėjai off. Gal man išeiti ir vėl rodys? Ne, man dingo spalvos, nežinau dabar ką tau pasakyti. Gerai, tai žalią svirtį vis tiek nuleidžiu tada. Bet kai nuleidau žalią svirtį, tai man nusidarė vartai. Tai aš tau tariant, matai, kontroliuodavau, ką tu uždarai, ką atidarai. Tai aš dabar uždariau žalius vartus, taip ir reikėjo daryti. Jo, tai tada eik pro tos kitus viršui. Žinok, tokių nėra pas mane. Yra absoliučiai vienas. Ten, kur yra vienas, identiškoje vietoje, tai kitoj pusėje yra kitas. Pas mane tuščia. O kitoje pusėje... Ne, pas mane nieko čia nėra. Galiu grįžti nebent... Ai, tai galiu grįžti atgal pro mėlynus tos. Tai sakai, nėra, sakai tik žali. Tai aš pro juos atėjau. Nu gerai, grįžti atgal, nes nežinau. O man paliktų uždarytus mėlynus vartus. Žalius. Tai kaip tu išeisi, jeigu uždarysi? Tai pro mėlynus. Tai aš tas klausiu, tu sakai, yra vieni vartai. Nu. Aš sakau, yra mėlyni, pro kuriuos čia ir atėjau. Yra ir žali, kuriuos galiu atidaryti arba uždaryti. Nu tai reiškia, yra dviejie vartai tavo kambarį. Atėjau jau. Nu tai koks moliūgė, tugi sakei, aš pro juos atėjau, tai aš tau vardinu, kiek yra kitų. Tai kam ta žalia svirtis, jeigu aš galiu uždaryti savo kitą praėjimą, tai man palikti jas sudarytus ir eiti pro žalę? Ne, paspaudį svirtį, paspaustų jie, reikia pro kitus vartus, pro kuriuos neatėjai tada. Šliau, čia ir taip logiškai. Tai tada žalios svirtelės net nelečiu ir einu pro žalius vartus. Ne, paliesk. Oh my god, jeigu paliesiu, negalėsiu praeiti pro žalius vartus. Nu tada neliesk, eik. Dabar man po kairė yra raudoni vartai, toliau po kairė yra tuščias koridorius ir jeigu einu dar tiesiai, tai tiesiai po dešinę yra laiptai į viršų. Eik laiptai į viršų. Dabar galiu eiti dešinę arba kairę? Ne, žinok, aš nebežinau, kur tas, žinok. Kažką tu pridirbai. Jau pasiklydau. Tai taip, pasiklydai, nes pas mane yra vienas praėjimas tiesus ir tu man sakai, į kairę ir į dešinę. Aš žinau, nu tu kažką pridirbai, blema, kidingas spalvos visus mano. O tai gali kažką padaryti, kad grįžtų tos spalvos? Ai, atsimenu, kaip jungiau, palauk. Jo, gerai. Tai pati išsijungiai? Jo. Oh my god. Grįžti prie žalių vartų. Grįžau prie žalių vartų. Jie atidaryti, ne? Šiuo metu taip. Grįžt pro mėlynus tada. Grįžtų pro mėlynus. Uždaryt žalius ar palikti? Uždaryk, jo. Pradau. Eik tiesiai. Einu tiesiai. Į kairę. Iki pat galo, tada į kairę, ne? Jo, laiptai žemyn arba aukštyn, nežinau, nerodo man. Laiptais į viršų į kairę, tada į dešinę ir esu prie mėlynų uždarytų vartų. Tada eik įsijung vartus pirmą, grįžk atgal. Jungiau mėlyną svirtį, vartai atidaryti, einu pro juos. Tada suku į dešinę, nes kitur nėra kur. Einu į dešinę tau reikia. Gerai, pro žalius į dešinę. Tada ką jungtų? Svirtį, jo, raudoną. Radau. Įjungiau raudoną svirtį. Tau reikia grįžti dabar visiškai atgal. Esu prie žalios svirties. Paspaudžiu žalią svirtį, ne? Atidaryk jo ir pro kairę išeis. Dungeons and the Dragon. Man šaltai mante. Aha, ką dar matai? Be šachmatų lentos, statulą, kur ištiesus rankas, kažkokį generatorių, kurį galiu įjungti. Įjungi generatorių? 3 lemputės reikia pataikyti toj. Nu va, įjungiau generatorių. O, dabar galiu įjungti aš irgi. Dabar tik šachmatai liko, jau daugiau nieko aš tau nepadėsiu. Nieko nerodo šitas gaidys. O, žinok, man daras vis labiau šalta, tu ten kažką daryk. Tai jaučiu mirsi, nes aš neturiu ką daryti, Lukai, esu. Hieroglifai kažkokie, ten tiesiog šachmatai. Tiesiog šachmatai. Įjungiu ekraną, palauk, įjungiu, kažką rodo. O, rodo. Na, aš jau, žinok, pusiau aklas esu. Gerai, penktą baltą į viršų, antrą. Penktą baltą. O nuo kurios pusės? Į ketvirtą eilutę į viršų. Nieko nematau. Penktą, nuo kurios pusės tu dar skaičiuot? Nu, ta prasme, nuo kairės, žiūrėk, nuo kairės penktą. 1, 2, 3, 4, 5, tai man pėstininką 2 į priekį. Nu taip, į ketvirtą eilutę, kai sakau. Tai gerai pusėlutės. Pajudinau, toliau. Nu tai palaukit, dabar iš naujo turiu žiūrėti. Nebeinu jungti. Aš žinau, kaip veikia šitas. Per sunku junginėti šitą, tai tu turi greičiau daryti dalykus. Nu mane eina jungt, Lukai, nu. Nu tai ką aš turiu, aš nieko nepadarysiu dabar. Palauk, man atrodo, supratau. Gerai. Of course. Paeisi to baltu? Taip. Su to pačiu juodu priešais baltą atsistok. Atsistojau. Toliau. Tai paskaičiuot nuo tos, į kurią šachmatai žiūri pusę. Nu, nuo kairės pusės skaičiuok, tarsi nuo kairės. Nuo kairės žiūrint į šachmatus, į priešais juos stovint ar žiūrint su šachmatais? F1. F1, čia pas mane nerašo. F1 į F4. What the fuck?
tai nejuokau. Taigi lenta turi skaičius ir raidės. Nu, pas mane nerodo šitų dalykų, tu man turėsi paaiškinti kažkaip kitaip. Nu, vadimi nerodo. Nu, pas mane ant lentos tiesiog nėra. Tu esi šiuo metu gerai paėjęs bent jūs tais dviejais. Nu, tai aš tikiuosi. Pirma eilutė šachmatų, ane? Pirma, taip. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai karalienė. Ten, kur padėjai baltą, praleisk vieną į kairę ir tada dėk. Vieną į kairę. Spėjau, bet nespėjau. Ir svarbiausia, kad tu kaltini mane, kad telikas neveikia. Panų dalykas. Tas neįsivaizduoju, kaip čia yra sunku paspausti ant jo, ašgi tau nekepinu, junk elektrą man. Palauk, pirmą čia reikia įjungti ją. Tai jung. Tai pirmą palauk suspaudinėt, man čia reikia gerai. Spaudinėk. Jungiau, va, prašau, volia, elektrą. Kodėl man kasetę išsiėmė? Oh my god, Eimante. Nu tai ko jinai išsiėmė, jinai buvo įdėta Tu visą kaltini laiką. viską? Tik ne save. Nu, kiti darai kažką. Davai. Antra eilutė, antras, paprastas pėstininkas, vieną Va. žingsnį į priekį. Antra eilutė, antras, aš tikiuosi, kad nuo tos pačios pusės, neskaičiuoji. Nu, nuo kairės. Mažia, dabar Visada nuo išsiaiškinam, kairės. ar skaičiuojam nuo kairės žiūrint į juos, ar skaičiuojam nuo kairės žiūrint su jais. Lukai, nu kas keičia Nu, paaiškink, pozicijas? Žiūrėk į lentą. Nu, paklausyk manęs, ar mes žiūrim kartu su jais į vieną pusę, ar mes žiūrim nuo jų? Mažia, nu aš negaliu išsirinkti pusės tiesiog į savo norų. Tu gal man paaiškink, kaip tu tada lentą matai, nes aš tai žiūriu į lentą. Aš nematau jos, aš vaikštau joje, tu suprask tiek. Kodėl tu mane paaiškinai, kad tu vaikštai lentoje? Juodą padėjau dabar su baltu kaip? Dabar judinsi karalienę. Balta karalienė su karūna, taip. Nu, literaliai karūna, ne karalius su karūna. Arba karalius karalienė. Aukštesnis karalius ar karalienė? Vienas su barzda atrodo. Daug spyglių. Ranką prisidengus ar ne? Aš nematau tokių dalykų, Lukai. Ten, kur dėjai patį pirmą baltą, ne? Jo. Įstrižai į dešinę. Įstrižai į dešinę. Žemiau, Ir atgal. žemiau. Ir atgal. Taip. Gerai, supratau. Gerai padėjau. Juodas, toliau sakyk. Arklys juodas. Arklys juodas, kuris nuo kairinis ar dešininis? Antras. Blet, kaip nematau. Šalia Gerai. to juodo pėstininko, kuris vieno taip paėjo. Žiūrint nuo baltų po kairę ar po Nuo dešinę? baltų, vis laik nuo baltų. Po dešinę, ne? Po kairę. Po kairę, nuo baltų. Taigi taip. Viskas Arklys. grįžo, visi į vietas grįžo. Eik tu. Sakei po kairę, padėjau po kairę ir sugrįžo. Aš galvoju, kad klausai, ar po kairę arklys. Arklį padėt ar po kairę jam? O tai gali tada aiškiau sakyti, kad tu jau dedi, o kad neėmė arklį. Trečių bandymų šiaip netaip pavyko perėti. Tiesiai ant juodo pačiu pirmu užlipk. Ir nukirsti jį. Gerai. Escape from the frozen curtain and didn't use full made perfect, play chess. Nu, dar toli gražu nuo perfect, bet kaip galima pasakyti, viskas savo laiku. Dabar yra kambarys, kur yra plytelė. Priešais mane save matau ant knygos 5 simbolius. Tai ką su jais gali daryti? Nieko, man jie tiesiog parodyti. Aš galėsiu eiti prieki ant klavišų spaudinėti ir ten spigliai. Tai man turėsi pasakyti, kaip eiti pirmin, tiesiai, atgal ir taip toliau. O to simbolis eina keistigi. Negaliu keisti šių. Pirmas yra kačiukas, ten tikrai Taip. netulpia. Tada pimpaliukas. Aha, radau. Gerai. Pradėk nuo Far East, Tai pradėt nuo Far East, einu ant pirmos plytelės. 2 steps north. Gerai, 2 steps north. Vieną, miriau. Gerai, gal tada ne šitas. In the western corner. Ok, Taip, vakarų kampas. Taip. Vakarų kampas yra tavo startas. taip. Keep moving north, but watch your step. Ką čia reiškia? Kiek eit? Before the last tile, you must head east. Tai žodžiu, iki paskutinio. Tai man 4 į priekį gaunasi eiti, ne? Nu, pabandyk. Vienas, miriau. Ai, keičias gal knygos šitą? po mirties, supratau. Ai, tu durniukas tu. Ką, aš turniukas, tai tu pirmą knygą retą paėmėjai. Pradėkim nuo to. Dabar pas mane yra tulpė. Tada jau ilgas pimpaliukas su dviem kiaušiukais. Pas mane vienintelė tokia knyga. Laivas, ane, ant galo. Ant galo ne, išsigandęs veidas. Ai, gerai, nu gerai. Šitą turiu. Pasiruošęs? Aha. Starting in the far east. Tai nuėjau į rytus dabar. Oi, sorry, west. Ei. Man sunku tą knygą vartyti, jinai kažkaip labai priešingai veikia mano smegenim. Gerai. Nu, gerai. Stoviu vakaruose. Take 2 steps northbound. Žodžiu, einu 2 į priekį. 1, 2. Paėjau 2 į priekį. Head east twice. 1, 2. Then, after moving north 2 times, 1, 2. one can head for the door. After taking 1 step Palaka. towards the western wall. Nieko nesupratau. Tai sakau, towards the western wall. Tai gerai, į vakarus eiti dabar kiek? 1 ar 2 ar kiek? 1. 1 į vakarus. Jo. Gerai, paėjau 1 į vakarus. Tai duris ten. Man duris dar per 2 tilsus. Tai duris ten jau raštų turi būti. Tai aš tiesiog gal tada į priekį galiu eiti. Karočią, einu į priekį. Gerai, praėjau. Jesus.
Kas toliau? Ai, čia dabar tas teatras bus. Gerai, žodžiu, aš turiu 2 kambarius. Pirmą sceną, turiu pirmą sceną, turiu Bloodlight ir turiu 6 virteles. Palauk, pasan kambarys naujas susidarė? Turėsiu aš tau teatrą parodyti kažkokį. Čia užšneka kažkas pas mane. Čia vyksta kažkai? Tu kažką man turi ką pranešti? Jo. Palauk, dar bandau išsiaiškinti pati. Ne, aš nelabai žinau, kuris virtis, kurį darbą daro. Tai bandyk, sužinosiu. Tarkim, bandau šitą. Kas dabar išėjo? Niekas. Niekas neišėjo? Ne. Gerai, o kas per daiktas čia yra? Žmonės, bet pilies dar reikia. Gerai, o kas čia? Dėdas kažkoks, karalius. Kas čia lenda? Pilis. Gerai, kiek stumtie? Viskas gerai, dar žmonės pastumk man link jos. Šitas buvo lygtai, ne? Dar biški? Viskas nebegaliu daugiau. Ir dabar scena vieną spaudžia, ne? Kažkas šiandien taip. Ne taip? Ne, jie tiesiog išvažiavo. Tai gerai, dabar antra scena vyksta. Ai, antra scena, supratau. Gerai. Gyveno karalienė su karaliumi. Karalius tai visus dabar susiūsk. Ir karalienė, ar tik karalienė, ar karalių? Tai karalius? Jo. Gerai, karalius, o karalienė lygtai šita buvo? Tai karalienė? Jo. Tai gal taip užtenka, reikia ir tos pilies su žmonėm. Spaudžiu. Ne, netiko. Siūsk pilį ir siūsk žmonės. Žmonės. Ir tos vartus. Neatsimenu, kuris buvo pilis. Šitas gal. Dabar bandyk. Netiko. Tai gal be žmonių tada? Be žmonių, ne? Gal, nežinau, pabandyk. Šitas lygtai žmonės. O daugiau, kažkokį dar turite namą, pavyzdžiui? Kardą tik tai. Ai, na gerai, dabar bandyk. Veikia. Siūsk visus hebrantus. Siunčiu, palauk. Ne, kam tą kardą atsiunti, pasimtų jį. Nu tai sakai, viskas siūst. Tai kaimiečius tuos, miesteliečius. Gerai, siunčiu, miestelėnus. Čia tipo sako, kad visi gyveno laimingai. Tai čia vėl tą patį tiesiog išsiunčiau dabar. Jo, patvirtink. Karalius ir pilis, priduok. Priduot? Taip. Neveikia. Tai tipo, ką, žmonės mirusius? Turi tokių mirusių žmonių? Ne. Kraujo. Neturi. Ai, karočią, nežinau tada. No. Vėl man per tuos eit reikės. Ar galiu tiesiog praeit? Na ir tada jau pakartojom viską, ką matėt, pavyko pasiekti 5-ąją sceną ir taip užbaigėm pirmąjį žaidimo perėjimą. Nu va. Tai kaip bandėm šitą variantą? Bandėm su blogu karalium. Oh my god. Čia man šoks skylė? Aš šoku skylę, ne planino. Įlipau. Paspaust. O, zdarov, tai viskas. Tikom. Jesus Christ. Pala, kaip čia dabar yra? Čia vienas praeis, kitas nepraeis, ne? Tai tu eis ir maneit. Aš žinau. Kodėl aš? Stayed behind, all alone. Worst friend forever. Vat grinai, blecha. Turėtų teoriškai būti lengviau, nes aš žinau savo pusę, kaip ten viskas vyksta, tu žinai savo. Na, o dabar apsikeisime pusėmis. Eimantė šiuo atveju bus Explorer, aš būsiu Librarian. Tai dabar aš turėsiu teoriškai Eimantį aiškinti, kaip viską daryti, bet kadangi jau perėjome, tai buvo kur kas lengviau, todėl viską nerodysiu, tik įdomiausias vietas. Gerai, tu esi pro baltus vartus praėjai? Ne, man jau praeit? Jo, praeik. Aš pats jaučiu pati viską, žiūrėk. Oi, pala. O tai gerai, o kaip tu praėjai pro baltus? Nu tai va, išsiaiškinti reikia. Dabar kur tu esi šiuo metu? Prie uždarytų žalių vartų. Ašgi tau ką tik paaiškinau visą savo kelionę, kad aš reversinau žalę svirtį, reiškia, kad esu prie tavo uždarytų durų. O kas yra mano uždarytos duris? Nu kad... Man labai sunku, man reikia suprasti, kur tu esi. Nekeičiau žalių durų. Man rodo uždarytos žalios duris, tos, kur nuėjus į dešinę nuo baltų vartų. Nu, Lukai, aš nežinau dabar, kur esu. Aš pats jaučiu pati viską, žiūrėk. Gali tiesiog prie baltų grįžti, prašau. Gavau atidaryti žalį iš naujo, nes nėjo išeit man. Tai reiškia, nespaudžiau. Kaip tu nesupranti? Įsivaizduok, nuo pat pradžių pradedama, ne? Taigi, Lukai, aš pasiklydau, taigi aš dabar bandžiau surasti, kur esu, aš suradau ką tik baltą svirtį, aš nežinau, kur aš esu. Gerai, dabar tada grįžk ir nuspausk mėlyną svirtį, kur ką tik buvai prie jos ten. Ir po kairę bus atidaryti raudoni vartai ir pamatysi išėjimą. Nu, tai taip ir dariau. Taip ir dariau. Prie šachmatų stoju, čia man iš dešinės skaičiuot ar iš kairės man žiūrėt. Nu, ir kaip tu dabar galvoji, kaip tu man aiškinai ir ką aš ten turiu suprasti, tu man generatorių prašyčiau, jung panelę visų pirma. Kokį dar generatorių? Nu, generatorių. O, tai ką čia spaust? Nu, tai va, išsiaiškink panelę. Ką aš žinau, kad čia spaust? Pasisijungta generatorių. Tai jung generatorių, po dešinę pusę paspausi. How the tables turn. Nu, tai aš gal atsiminsiu, kaip eit. Aš pamačiau, kaip su labirintu atsimeni, tai parodė, kaip atsimeni šitą, jeigu nori. O jeigu atsimenu, sakysi Mako? Jeigu atsimeni pilnai, galėsim užsakysiu McDonald'ą, taip. Davai, gerai. Šitas, o kur jisai plaėjo, kur jisai, su šito, kur jisai. Palauk, man rodys. Šitas, čia, tada. Karalienė didesnė, ne? Šičia. Ir tada arklys. Šičia. Ir tada. Ai. No way. No way. Atsimeni rimtai?
viską daro regimoji atmintis. Perėjom ir vėl spiglių ir senų vietą ir taip užbaigėm žaidimą antrąjį kartą susirinkdami dar kelis papildomus trofėjus. Atvažiavo ir dabar Bloodlight'ą jung. Jungiu. Nice. Nice. Do not turn around. Escape the haunted theater. Dabar aš išeisiu. Laikyk mygtuką man. Be. Worst friend forever. Teko sugrįžti į dar tam tikras vietas, kad gauti sklandų perėjimą ir susirinkti likusius trofėjus. Ir turėtume gauti teoriškai trofėjų, nes nenuspaudėm per daug. Dungeon Master teisingai. Perfect play. Yes. Killer performance. Perfect play. Haunted theater. Die hard. Play through the whole game without dying once. Na ir buvo likęs paskutinis trofėjus, kur reikėjo būtent labirinte daug kartų nuspausti raudonąją svirtį. Pirmą tai atlikau aš ir tada buvo Eimantės eilė. Ai. Aš gavau, tu gavai? Ne. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjot, visą gerą. Kakao, einam Eimantės. Ne. Gavau trofėjų.